Darbas per nuotrauką su nuotrauka įtaka žmogui. Kaip? Darbas su nuotrauka ir per nuotrauką įtaka žmogui. Tai koks darbas ir kas dirba, pagrindiniai parametrai, koks tikslas, motyvacija tų darbų ir kas dirba. Jeigu dirba galinga energetika, koncentruota energetika, dar jeigu su maginiais ritualais, bus vienas rezultatas. Tai motyvacija, tai kas? Tai tu susijungi, dėmesys, įsivaizduoji. Nuotrauka tai kas yra? Priemonės, kaip numeris, kodas to objekto, su kuriuo tu gali prisijungti. Kas yra išvaizda to žmogaus? Tai tarytum jungtis, kodas, pavadinimas. O, žinai, ko ieškoti, prisijungti reikia. Prisijungi dėmesį prie šitą. Ką tu darysi su tuo dėmesiu? Kiek jis tavo koncentruotas, kiek jis stiprus ir kuo jisai motyvuotas, tai čia jau atskiri žaidimai. Ir kaip nuo tokio poveikio apsiginti? Kaip? Kaip nuo tokio poveikio apsiginti, pavyzdžiui, kažkas atakuoja per nuotrauką? Pirmoje eilėje reikia, matai, kas yra. Jeigu tu... Kompleksinis dalykas yra, žinai, iš tikrųjų. Didžiąją dalį saugo, žinai, mūsų, žinai, didelę dalį, žinai, saugo ir tą angelą sargai vadinami. Saugo, konkrečiai, jie mato visus šitos žaidimus, iš to pasaulio. Ir tas stumdinėja, tas fiškas įvykius. Tai saugo. Prie kai kurių tų žmonių tiesiog neprieisi. Jam nereikia savo, jis yra apsaugotas, jis žiūri iš viršaus. Ir jeigu prie jo arties ten koks išgama, nupūsta bus ir viskas. Tiesiog nepriartės. Kitas dalykas tai tavo individuali energetika, kuri priklauso vėl nuo tavo psichinės, fizinės sveikatos, stiprybės, koncentruoto dėmesio, neištaškyto dėmesio. Ir kitas dalykas, tai ritualai, paprastai vėl. Visas mentalinis darbas yra tikras darbas. Apsaugos dėkis, žmonės visai praktikuoja. Veidrodžius susidėk nuo tų žmonių. Padaryk ataskaitą apie meditaciją. Mes sakome, meditacija turi būti tikslinė. Tai tu darai tikslinę meditaciją, pavyzdžiui, apsaugai darai meditaciją. Bet jauti kažkas jau blogai vyksta, kas labilesnis, trupučiuką budresnis, jau tas jaučia, kad kažkokias pareina, kažkaip blogas energetikas. Aš šiaip, tai rekomenduoju profilaktiškai pasidaryti visą laiką jūs. Pasidaryk į metus keletą kartų tas profilaktikas apsauginė. Visą laiką atsiskai meditaciją. Aš sakau, kai nors kelis kartus, supranti. Iš tikrųjų, tai galima daryti dažnai. Ir daryk, atsiribok, užsidaryk nuo visko, nuo visų žmonių užsidaryk. Nuo visų, kai tu medituoji, užsidaryk nuo visų žmonių. Visą vaizduotę jų užsidaryk, užsitrauk degančias užuolaidas, sudėk skydais degančiais veidrodžiais, kur nori, užsidaryk, užsidaryk, viso. Palik kanalą, matai, tai su aukščiausia, išskaičiausia, tyriausia, pareina, tėvų skaistina, aukščiausia prigimtim ir viską užsidaryk. Nuo tokių žmonių praeik inspekciją dėmesį. Jeigu būsi gerai koncentruota meditacijai, pagausi greitai, nuo kur pareina tas signalas. Žmonės potencialius įtartinus visus ateik, žinai, tos vampyrus, visokius parazitus, žinai, ar visus tais, kuriais nebenori turėti reikalų, žinai, kurie tiesiog nenori. Paskui nutraukia jungti dėmesį, kontaktus, išreikšk valią ir užsidaryk. Užsidaryk, nutrauk ir išreikšk valią, stop. Uždarau. Nuo jo pareinančias signalus, veiksmus, energetikas visas. Užsidėt, vėdra grįžta, gražinu šeimininkų. Tai turi savo.